Taigi reiškia, o žmonija ant įprotybės ribos, o supranta, kad iš tikrųjų realistiškumas ligos Merlinos Monro, tai buvęs žydaitis Merlinos Monro, žinojimas, su kiek vyru jinai tuokėsi ir kad savo vaikus suvalgydavęs jos vyras, tais laikais, kai trūko maisto. O štai kaip jos garbėtroškas paranoiškas pasaulis tapo visiems paranoiškų pasauliu. Ji nužudė Čapliną, kitas Čaplinas nužudė ją, va tokia nauja yra idėja apie paranojos pasaulio viešumoje virtualios teisės pagrindu, kuris yra ne -10 paranoiško pasaulio abstraktaus knygų ar filmų modernėjimas. Tai atsiradęs +10 pasaulis saulė, kuris sako esančią virtualią teisę. Bet +10 informacijos pasaulį įrodyto visais meta-astro ir paprasčiausios fizikos trikampiais. Esančią realią žmogaus supratimą kaip piramidė. Štai kodėl žydai nekenčia arabų. Tai yra idėjinis, visą laiką, visais atvejais, idėjinis, šizofreninis, neapykantos faktorius. Tai yra degradavusios, išnykusios -10 karalystės tapusios žemės pelenais antikristo ryškiai idėjinių kilimų kritimų diapazone dažnių psichinių ligų. Bet kame išlikęs antikristas yra žlugusios su frustracija troškimai kleptomanijos. Būtinai iš manęs pavogti vyrą, būtinai iš manęs pavogti drabužius. Ar dar netgi paranojinis pasaulis pusėje gyvenantis iš paranojinio aukso. Nes tai yra paranojinis auksas, gimęs iš pasąmonės, iš manęs, monarchijos, kurios irgi Mihai pabaiga pasibaigusi, nors mes visi žinom, kad jokio Šengeno zonoje dubleris KGB negali būti jokiai monarchijai. Ir vėlgi ta frustracija tai eina prie nulio. Jiegi kūrė tie gelaudiški pagalbiniai paranojiniai vaikai, o ne gabs vaikai. Jiegi kūrė paranojiniai smurto pasaulį, kryžiuot krikščionis. Vėlgi ta frustracija atsisuka prie žydus, jie kryžiuosi žydus. Nes vis artėjant paskui, jie vėlgi išgyvena tą paranojinę idėją ir vėlgi tą paranojinę idėją ramutės sudenutė nusikaltimai varantys. Vėlgi per informacijos pasaulį Bertinos Marijos Jentin lūsda per mano drabužius, kuriuos jinai man davusi. Kai jau perdirbu, tai yra tuos, kuriuos jinai programavusi, o kurti iš manęs paranojinį pasaulį. Paranojinį ligonį, o pas Betiną virtualią teisę, vėlgi dar stipresnį paranojinį pasaulį, dar su seksualinė prievarta. Atitinkamai meilė ir nemeilė ir lapalakščių, paranojinių supratimų žmonijos, o jie galvoja, kad tai esame -10, taigi vėlgi tai buvo tik plius. Už ribos parapsichologijos suprantamas pasaulis, kaip po komos grįžtančių žmonių, yra iš tikrųjų astro paranojinis pasaulis. Jie nebesa žmonėms suprantami. Ir vis tiek tai yra. Plius Dievo
50. Plius žmogaus 50. Tik tiek yra tvarumo ir termės dėsnio epochoje dirbtinio intelekto. Kiek benueitum žmogau į blogį, tiek reikia grįžti atgal į frustraciją. Įstatymas teta dažnai sako, kad nebe alfa visi geri, visi blogi, o teta tai žodis, kuris ateina suprantamas. Apie alfa dažnio pasaulio, savo gyvenime buvimą ir pasilipimą. Būtent, kad maratonais ir sportu. O dėl ko žmonės tik yra vylėsi? Dėl saulės. O saulė kaip jinai gali visą laiką vis nauja ateiti, vis nauja biometrinį supratimą žmogui atnešti iš to paties kraujo gyvybės. Aš ją laiką esantį, einantį į amžinybę. Vėlgi buvusios saulės tampa vėl naujos saulės. Tad kaipgi gali Dievas numirti? Ar teisumo dvasia, ar teisėsaugos supratimas šiandieno zonoje remiasi saulės ar žodžiais ir viltim? O kiek tame operatyvumo, tiek eksporto. Tad kiek Danijoje gimusi virtuali teisė yra paranojiška ir bėgimas iš tos paranojiškos persvaros į, reiškia, astrofizinę persvarą. Netgi paklausti žodžiai, kažin, ar gali būti, kad žmogus gali nujausti kito žmogaus sielą. Va šitą aš išgyvenau, jie ant manęs užkriukė ir Betina nuėjo pasinarkašint žinodama, kad aš nežinau jų pasaulio šito viso retro. O sportų ir informacija, kai išėjau pensiją, kaip po Danijoje išleidė į pensiją 2013, tas jų vadintas aukso pasaulis paranojinis uždirbti, buvęs man nuo 5 metų vaikystės atradus chaoso teoriją, kuri reiškia esant vampyrų pasaulį, kuris tapęs visų pasaulio pasakų, animacijų, subjektyvų žmogaus pasąmonės, kaip ir aukso. Nerealybės realybė. Tad koks tai gali būti frustracijos pasaulis -10, monarchija Izraelio, kuri niekada neteisinti, kurio žlugusios karalystės neteisinčios prieš Dievo sostą akis draskyt, bet liksiančios. Oi, frustracija. Kodėl visi artimi prie žmonių, vienuolių šeimų tampa per daug svetimi. Juos pasmerkia kito žmogaus saulės. Ne minus ėjimas atgal, o ėjimas kažkur iš švies. Ta šviesagi nėra frustracija. Ar tai gali būti žemės dulkių kova prieš sielą, kurią kiekvienas žmogus patiria. Taigi, vaistų gydymas nuo žmonių kančių siekimas visuomenės tam vienuoliui, kuris šventas. Italijos deginimui vienuolių, kurie paskelbė mokslą esantį ne religiją, atskirą nuo religijos. Tad įdomu, kaltė visi visą kelią atėjusi iki Golgotos, sako, ir kaip jums atrodo, žydai, tai kur kita žemė, kuri šaukia baisiau, garsiau ir tragiškiau. Nei bet kokia betvarkė namuose šauktų apie paranojas. Tavo širdį, Izraeli, Golgotoje. Ten niekšybių žmonės eina ieškoti ir bijoti. Ten žmonės eina atsiminti istoriją, ne tam, kad paaiškintų, žiūrėk pasaulį mes. Jie ten eina kentėti šitai. O vaikai
atgyjantys visada ir nemirtingi. Izraelio tautos šlovė ar auksas. Tai yra žydams suprasti savo pensininkus, frustraciją.